Virtualios realybės kinas Hexa Cinema Šiaulių Aušros istorijos muziejuje atidarė savo filialą. Bus galima pamatyti komandos kurtus filmus Aš Lietuva bei Žaisti gyvenimą. Penktadienį šiuos filmus ir apskritai virtualios realybės kino pasaulį pristatė žemietis kino režisierius Donatas Ulvydas. Visada yra smagu atlydėti savo kūdikį, palydėti jį, atvesti, pristatyti žiūrovams ir tada palikti gyventi jį. Prodiuseris Žilvinas Naujokas nusprendė, mano filmų prodiuseris, kad nusprendė dalyvauti konkurse, mes sudalyvavom dar čia po karantino ir buvo pristatyta ta idėja, kad darom kažką tokio kaip Angelų takais, pabandėm kamerą, pažiūrėjom ir tiesiog taip užsikūrė, tu visada mes visą laiką mėgstam daryti kažką naujo, atradinėti naujas teritorijas, tai taip įsibrovėm iš tą virtualią realybę. Aš džiaugiuosi grįžęs į gimtąjį miestą, džiaugiuosi, kad čia mes būsime ne dieną, ne savaitę, o kol turėsim žiūrovų, tol mes būsim čia. Aušros muziejuje istorijos mes turime savo salę šitą, čia galės žmonės eiti, galės žiūrėti klasės, mokyklos, kultūros pasas galioja. Hexa Cinema tai virtualios realybės kino erdvės nuo praėjusių metų rugsėjo veikiančios Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, o nuo šiol ir Šiauliuose. Kino erdvėse naudojamų pažangiausių pasaulyje technologijų dėka 360 laipsnių erdvės pojūtis žiūrovams suteikia galimybę patirti aukščiausios kokybės kino turinį ateities formatu. Kol kas virtualios realybės filmų netgi visame pasaulyje sukurta nėra daug. Šita virtuali realybė yra kažkas naujo pasaulyje. Tai puikiai visi žinom, kad Lietuvoje jau buvo tas vyresnysis brolis filmas Angelų takais su Čiurlionio paveikslais. Ir daugiau tokių filmų nėra ir dabar atsirado mūsų 2 filmai. Ir taip, tai yra naujiena, galim sakyti, visam pasauliu netgi. Nauja technologija, dar žmonės bando su jie susidraugauti, susipažinti, nes vis dėlto skiriasi. Operatoriaus darbas kitoks, kūrybinis darbas kitoks, netgi pavadinkim taip, pati nufilmuota medžiaga yra labai sunki, sveria daug. Tai ta prasme, tu jos negali taip lengvai perduoti per internetą, tu turi turėti daug vietos akiniuose, montuojant kompiuteryje daug vietos. Ta prasme, tai yra tiesiog technologija, kuri dar, vadinkim, taip stumdosi pečiais alkūnėmis su tradicinė ta technologija ir ateina į mūsų tą jau, kaip sakykime, kasdienybę. Aš Lietuva pirmasis virtualios realybės filmas patirtis Hexa Cinema repertuare. Tai režisieriaus Donato Ulvydo kūrinys. Jis suteikia galimybę žiūrovui leistis į nepamirštamą skrydį aplink Lietuvą, išvysti gražiausius jos kampelius. Šį filmą žiūrėdamas, tu tarsi tampi Lietuva. Taip, tai pirmasis, ką mes sukūrėme filmą, tai yra Aš Lietuva. Ir jeigu kalbėti apie tuos, kas vėlgi, kaip sakau, kas matė Angelų takais filmą, tai Aš Lietuva skiriasi tom, kad jis yra filmuotas. Mes filmavom visoje Lietuvoje, įspūdingiausiose vietose, kiek galima daugiau tų gražių vietų parodyti ir mes parašėme tekstą ir tai yra vertybiškai sudėliotų kadrų, teksto ir Kipro Mašanausko muzikos toks vertybinis kūrinys 25 minučių. Aš pastebiu, kad visi, kurie pažiūri filmą ir išeina, jie išeina gavę tos dozę meilės Lietuvai, patriotizmo ir tokio pasididžiavimo savo valstybę. Ir kaip vienas garsus poetas, nacionalinės premijos laureatas man pasakė, žinai, Donatai, mes vaikštom po Lietuvą, o čia, šitam filme, Lietuva vaikšto po tave. Žaisti gyvenimą tai virtualios realybės filmas sukurtas remiantis žinomo menininko Algio Kriščiūno tapybos darbų motyvais. Vaizdo, gilių tekstų, muzikos junginys ne vieną žiūrovą verčia ašaroti. Tai yra piešta animacija remiantis Algio Kriščiūno paveikslais. Tai tie paveikslai, kurie galėtų kabėti ant sienos ir kabo, tai pas mus jie yra virtualūs, tai reiškia jie 360 iš visas pusės. Vėlgi yra tekstas, labai įdomu, kad tekstą parašė Algis Kriščiūnas, pjesę, vadinkim, radio pjesę, kurią tu girdi ir žiūri paveikslus, o jis skaitė Inga Jankauskaitė aktorė ir gerai žinomas Mantas Jankavičius dainininkas. Tai jų balsais, tu užsidėjęs sakinius, tu keliauji per 2 žmonių meilės istoriją ir dairaisi po pieštus paveikslus. Abu filmai labai skirtingi ir sukelia skirtingas emocijas, jausmus, kuriuos sunku žodžiais nusakyti. Palieka neišdildomus įspūdžius, kuriuos norisi vėl pakartoti. Smulkesnė informacija apie filmus, taip pat pasirinkti seansus, galima internetinėme puslapyje hexacinema.lt.